Šioje pamokoje paaiškinsiu failo pratimas 2, kur darbo lapės sąrašai reikia sukurti A3 langelėje narvelėje formulį, kurie apjungs darbo lapo sąrašo duomenis C2 ir B2 narvelių laukus. Atsiprašau, ne 2, o 3. Ir B3 narvelių laukus. Kur iš C3 narvelių ims tik pirmą raidę, o iš B2 3 langelių pilną pavardę. Pavyzdžiui, afariansas. Ir taip pat rašys tašką. Šiek tiek noriu priminti funkciją left. Tarkime, susirandam funkciją left. Ir pasirinkam, pavyzdžiui, vardą, C3 langelį. Ir mes norim, kad mums pateiktų, atvaizduotų tik vieną raidę šio langelio. Jeigu mes įrašysim 5, bus Edwin, kaip matom. Jeigu mes įrašysim skaičių 1, bus tik vieną raidę. Taigi, atkreipkite dėmesį į formulės rašymo taisyklę, sintaksę, tai yra iš pradžių užrašoma funkcija, paskui užrašomas langelis skliaustose, kabliataškis ir nurodomas raidžių skaičius, kuri bus atvaizduotas. Taigi, remiantis šitą formulę, sudarysim, iš pradžių ištrinsim formulės Shift Page Down, Ctrl Home, grįžtam į viršų ir ištrinsim taip pat šitas formulės Shift rodiklį į dešinę, Page Down, pažymim didesnį kiekį, Ctrl Home, grįžtam į pradžią. Taigi, iš kitų pamokų jūs žinot, kad dviejų langų tekstą gali apjungti funkciją concatenate. Pasirinkam funkciją concatenate. Toliau mes rašom, ką mes norim atlikti. Left. Norim, kad būtų tik viena raidė iš darbo lapo sąrašo duomenis, spaudžiam į darbo lapo sąrašo duomenis, spaudžiam į vardą, kabliataškis ir rašom vienetą, uždarom skliaustą. Antroje eilutėje, kaip atsimenat, irgi iš kitų pamokų, mums reikia įrašyti tašką ir kad būtų tarpas po šito taško. Perinam į text 3 darbo laukelį ir pasirinkam darbo lapo sąrašo duomenis, pavardę afariansas. Spaudžiame OK. Ir dvigubų paspaudimų šį kvadratėlį mes nukopijuosim formulę iki pat galo. Dabar užfiksuosim antrą eilutę, kad judant į apačią antrą eilutę išliktų matoma. Taigi, kaip matot, jau čia yra šis veiksmas atliktas. Tiesiog mes pradžiai nuimsim fiksavimą, View, Split ir dabar užfiksuosim. Pirmiausia, paspaudžiam, pastatom žymeklį į langelį B, pavyzdžiui, 2. Tada mums suteiks tik tai vieną slinkties juostą. Split, matom vieną juostą, horizontalią juostą, prie kurios prieėjus atsiranda dvigubą rodiklį, paspaudžiam su kairiu pilies klavišu ir patraukiam vieną eilutę žemyn šiuo atveju. Ir užfiksuojam frazė panis. Taigi, judam į apačią, mes matom, kad tekstas yra antraštinė eilutė išlieka savo vietą. Taip pat panaikinsiu šitą sąlyginį formatavimą, datą. Kas nekomentuosiu, čia šalinam sąlyginį. Taigi, sekanti užduotis išfiltruoti studentų sąrašą pagal grupę 105. Filtravimą mes pažymim, geriau pastatyti žymeklį kažkur antraštinėje eilutėje, datą, filter, išplečiam rodiklį ties grupę, galim visą nuimti ir tada uždėti ties 105. Ok. Ir kurių fizikos dalyko pažymiai didesni arba lygų 9.
išplečiam rodiklį ties fizika, number filter, greater than, daugiau už. Kiek? Už 8. Ne? Jeigu daugiau už 8, tai reiškia, bus traukti tik 9 ir 10. Spaudžiam OK. Pavyko. Na, ir nors užduotį nenurodėte, bet galim nuimti filtravimą kol kas. Ketvirta užduotis. Į 3 narvelį įrašykite formulį, kuri įrašys tekstą taip, jei vidurkis didesnis už 8,5 arba lyg. Kitaip ne. Reiškia, paspaudžiam F nuo X. Čia paprastasis if, kadangi yra tik 2 sąlygos. Matot, čia yra ir pavyzdys. Tik šitam pavyzdį yra atliekamas sumos skaičiavimas ir dalinamas iš 6, tam, kad vidurkį gal. Bet mes galim naudoti formulę average. Average. Atidarom skliaustus ir pažymim duomenis, kuriuos norim įtraukti. Nuo C3 iki H3. Uždarom skliaustus ir sąlygą užrašom. Daugiau arba lygų, perinam lietuvių kalbą, Alt Shift 8,5. Perinam naudojant tab klavišą sekantį laukelį, rašom taip, vėl tab, rašom ne. Jeigu atitiks šitą sąlygą, bus įrašyta taip, kad gaus stipendiją, netitiks, bus ne. Ok. Dvigubų paspaudimų, formulė kopijuojama iki galo. Perlaikymas. J3 narvelį įrašykite formulę, kurie apskaičiuos egzaminų kiekį, kurį reikia perlaikyti. Taigi, sąlyginės skaičiavimas. Tai bus funkcija COUNTIF. Parašom 3 raidės C, O, U, rodiklė žemyn, dar pasirinkam. Nurodome rangą, sritį, kurioje atliks tą palyginimą. Dolerių aišku nereikia, nes kiekvienoje eilutėje visims iš sekančios eilutės duomenys. Kriterijus daug mažiau už 5. Ir turi suskaičiuoti langelius, kuriuose yra reikšmė mažesnė negu 5. Ok. Dvigubų paspaudimų vėl mes traukiam. Kaip matot, čia yra 2 tokie dalykai. Pas audarą yra 1. Jeigu mes įrašysim vietą 8 dvejetą, pavyzdžiui, ties fizika, automatiškai formulė paskaičiuoja, kad tai yra 2. Ir paskutinis punktas. Narveliams A3, H77, reiškia, pastatom žymėklį C3, Shift, laikom klaviatūrą, spaudžiam rodiklį į dešinę, žemyn galim rodiklį, na ir paskui spaudžiam Page Down rodiklį, aišku, visą laiką laikom kol kas Shiftą ir šiek tiek su rodikliu pagalba pavažiuojam atgal, pažymim tą sritį iki H177 ir sąlyginiam filtravimui mes naudosim meniu punktą Home, Conditional Formatting, Manage Rule, aiškiai taisyklių valdiklis. Pirma taisyklė pas mus yra tokia, kad turi būti pažymėta raudonas spalva reikšmė mažesnė negu 5. Spaudžiam New Rule, Format Only Cells, nurodome, kad less than mažiau už 5. Format Fill raudona. Ok. Dar viena taisyklė New Rule. Vėl Format Only, Between, tai yra tarp 5 ir 8. Ne, reiškia bus įtrauktas ir 5 ir 8. Atsiprašau, čia ne tarp 4 ir 8, o tarp 5 ir 8. Format, Fill, uždėsim mėlyną spalvą, ok, Apply. Ir trečia taisyklė, virš 8 bus žalia spalva, Greater than 8, tai reiškia 9 ir 10. Žalia spalva, ok, Apply, pritaikyti ir spaudžiam ok. Ir matome, taigi čia pakeisim 5. Turės.
Taigi, sekanti užduotis, pratimas 3. Ištrinsim pilkam fone pateiktas formulės, delete. Na ir ką, jei mokinys surinko daugiau arba lygų 60 balų. Taigi, matom pavyzdį, spaudžiam F nuo X, pažymim langelį, kuriam atliksim formulę, nusivedimą. Jei šitas langelis daugiau arba lygų 60, tuomet tap paspaudėm, perėjom kitą langelį, išlaikė, vėl tap, neišlaikė. Atsiprašau, Alt Shiftas. Shift Tab, grįžti į prieš tai buvusį langelį. Spaudžiam OK. Dvigubų paspaudimų nukopijuojam formulę žemyn ir balų vidurkis. Reikia apskaičiuoti, koks yra vidutinis balas. Spaudžiam, išplečiam rodiklį, pasirinkam Average, pasirinkam langelius B3, B19, spaudžiam Enter. Mokinių skaičius. Count A apskaičiuoja, kiek yra langelių užpildyta teksto. Pasirinkam Count A, OK, ir pažymim langelis, kuriuose turi apskaičiuoti, kiek yra užpildyta. OK, jeigu mes ištrinsim 17, bet kurį iš tų langelių, bus jau 16. Ctrl Z. Reikia suskaičiuoti, kiek studentų yra išlaikę egzaminą. Spaudžiam F nuo X, šį veiksmą atlieka funkcija COUNTIF, jau apie ją kalbėjom. OK. Reikia pažymėti sritį, rangą, kurioje ir galimos tos reikšmės, o laukeliai kriterijas ir rašom žodį išlaikė. Galim uždėti čia dolerio ženklą, pažymim šitą sritį ir paspaudžiam klaviatūrą F4, OK, mat 14. Ir kiek neišlaikius, mes galim nukopijuoti šitą formulę žemyn, kadangi mes dolerio ženklus uždėjom, mums reikia pakeisti tik, pastatom žymeklę, kiek yra neišlaikiusi. Tai, šių pratimų baigta ir pratimas 1. Paskaičiuoti, kokia kaina litais bus. Rašom ženklą lygų, spaudžiam į langelį C5, dauginam iš langelių D3. Jei mes neuždėsim dolerių, paspausim Enter, be abejo mes matysim, kad toliau mums daugina iš kitų reikšmių. Matome, kad šitam langelį už D4 daugina, kaip šitam iš D5, o turi dauginti visą laiką iš D3. Taigi, prie D3 langelėje D5, einam į langelį D5, dvigubų paspaudimų, paspaudžiam prie D3 mygtuką F4. Enter ir nukopijuojam šitą formulę žemyn. Apskaičiuojam sumą, autosum tiesiog paspaudžiam ir nukopijuojam į dešinį pusę. Darbas su diagramomis. Pirmas pratimas. Pratimas 3 diagramos vadins failas. Ir taip pat įdėsiu į Moodle. Taigi, jūs žiūrit sekantį darbo lapą, kaip turi atrodyti jūsų diagramą. Reiškia, mes matom, kad čia yra klausimai ir yra procentai. Taigi, pažymim šitą stulpelį, paskui paspaudžiam Ctrl, pažymim iš pradžių, atleidžiam pelytės klavišą, paspaudžiam Ctrl ir pažymim langelius nuo E6 iki E14. Leidžiam, spaudžiam Insert, Bar, šią diagramą pasirinkam, perinam meniu punktas Layout, pasirinkam Data Label ir jinai turi būti Inside End gale, vieno stulpelio. Legendos, kaip matot, nebuvo. Ištrinam, pažymėjom ir delete. Įterpiam X ašies pavadinimą.
title below axis, parašom, iškart klaviatūrai rašom, arba galim pastatyti žymeklį ir pažymėti ir rašyti ant viršaus procentai, pavyzdžiui. Tai einam axis legend horizontal ir pasirinkam, pavyzdžiui, rotate title. Pažymim vėl ir rašom klausimai. Ir reikia antraštė. Diagramos antraštė. Čia chart title, above chart. Rašome, pažymim, galim pažymėti tekstą ir rašom rezultatai. Dabar mums reikia padaryti, kad šis darbo lapas būtų naujam darbo lapė. Su dešiniu spaudžiam, move chart, pasirinkam taškelį ties new sheet ir rašom D1, pavyzdžiui. Ok. Atsirado diagrama. Kaip perkelti šitą darbo lapą į dešinę, pasiemam šitą darbo lapą ir perkeliam už pirmą pratimą. Pasižiūrim, ar tikrai taip. Panašiai. Perinam prie antro pratimo. Ir antram pratimui jūs matot, kad čia sukurta diagrama tiesiog pagal visus duomenis. Pažymim langelius nuo C6 iki D10, skritulinį diagramą. Insert, P, šiek tiek atskirta turi būti. Taip, kreipkim dėmesį, kad procentai yra iškelti ir antraštė dar yra. Legenda yra dešiniajam šone. Tvarkuojam, spaudžiam tiesiog layout, pasirinkam chart title ir above reitingas. Ir vėlgi perkelsim šitą diagramą į naują darbo lapą. Spaudžiam su dešiniu, move chart, new sheet taškelį, D2 pasirinkam, ok. Įterpiam skaičius duomenų data label į išorę, outside ant, tiek. Perkelkim darbo lapą už antro pratimą. Trečias pratimas. Taip. Nurodyta, kad pateik metinio vidurkio diagramą pagal D10, H10, D29, H29. Aiškiai, pažymim duomenį D10, H10, CTRL užspaudžiam, D29, H29. Tada atleidžiam CTRL klavišą. Pažiūrim, kokia diagrama turi būti, stulpėlynė. Ir reiškia, spaudžiam insert, trimatė, columns, 3D. Kiekvienas stulpelis turi būti kitos spalvos. Pažymim pirmą stulpelį, kaip mat, pirmą kartą paspaudus, pasižymė visi stulpelį. Dar kartą paspaudžiam pirmą, perinam format skirelį, shape fill. Spalvos man neturi reikšmės, kitą stulpelį, kitą spalvą ir taip toliau. Virš kiekvieno stulpelio turi būti skaičius. Nuimam žymėjimų stulpelio, tiesiog tegul būna pažymėta visą lentelę. Perinam punkto layout, data label, show. Taigi, toliau pagal reikalavimus jūs mat, kad čia turi prasidėti nuo 3 cm. Taip, reiškia, ašys axis, layout skirelis axis, vertikali ašys, more, daugiau duomenų, fixed taškelį uždedam ir ištrinam, ko nereikia. Close, pažiūrim dar. Tęsiasi iki 5 cm, reiškia vėl, atsiprašau, vėl vertical, more, maksimali reikšmė 5. Ir keičiasi kas 0,2. Taip, lygtai. Kas 0,2 padala. Čia vidurkis parašytas, čia metai, taip toliau.
Gerai. Dabar ketvirčiai, x, y ašys, likus tuos dalykus sutvarkyti. X, y ašies pavadinimus, tai atliksit naudojant axis title vertical, pasirinksit atitinkamą ir axis horizontal title below, bei antraštės pavadinimus. Šitų dalykų neaiškinsiu, perkelėt į naują darbo lapą su dešiniu move chart, rašom D3, brūkšnelis 1, spaudžiam OK, perkeliam šitą į dešinę už trečią pratimą ir atliekam sekantį pratimą, taip pat trečią pratimą, bet antrą diagramą pagal moksleivių pasiekimus. 3 moksleivių pasiekimų laukus paimsim, neimsim 15 moksleivio. Taigi, pažymėsim darbo laukus C11, H11. Toliau spaudžiam CTRL, atleidam pilietės mygtuką, paspaudžiam CTRL, pažymim moksleivius 5, C15, H15 ir moksleivius 10, C15, 20, H20. Taigi, spaudžiam Insert, Line su taškeliais. Kaip matome, prasideda nuo 3 cm. Taigi, perinam layout, axis, vertikali juosta, more, nuo 3, close, padala keičiasi kas pusę, axis, vertical, more, nulis kablelis 5 ir maksimali reikšmė, kaip matėm, 5. Close. Žiūrim dar, iki 5. Ir matome, kad čia 1, 2, 3, 4, 4. Reiškia, mums reikia pakeisti duomenų seriją. Perinam meniu punktą Design, pasirinkam Select Data ir mums reikia pakeisti, kaip mat, vietoj šitų skaičiukų, kad būtų atitinkamas tiesiog 1 ketvirtis, 2 ketvirtis, taip toliau. Edit. Atsiprašau, paspausim Cancel kol kas. Reikia patraukti diagramą, kad mums netrukdytų ir tada mes spaudžiam serijas, Edit ir pažymim duomenis nuo D10 iki H10. Spaudžiam OK, kaip mat, atvaizduoti. OK. Ir perkeliam į naują darbo lapą, Move Chart, D31, 32, atsiprašau, D32. Spaudžiam OK. Ir įdėsit viršutinį X, Y šias pavadinimus bei pačios diagramos pavadinimą. Bei perkelsit į dešinę pusę savo sukurtą diagramą. Dėkui už dėmesį.